šiandien noriu kartu su jumis, su savo knygų skaitytojais pasidžiaugti, kad jau galima įsigyti ir mano naująjį romaną Mirties laikas arba 8 minutės. Ir be abejo, tai bus tikrai laukta dovana visiems skaitytojams, nes tai romanas paliečiantis pačius giluminius mumyse esančius dalykus, paliečiantis mūsų sielą, nes jis apie sielų bendravimą, apie ryšį su mylimaisiais, galbūt net ir tais, kurie yra išėjusieji ir jau yra nebe šiame pasaulyje. Ir kaip jūs manote, ar tie išėjusieji, ar mus stebi, ar jie mums padeda, ar jie siunčia mums kažkokias žinutes ir jei taip, tai tuomet kokios tos žinutės, kaip mes galime su jais bendrauti ir vyksta ta komunikacija, bendravimas. Ir be abejo apie tai ši knyga, tačiau tai ir romanas apie meilę, apie tą visą išgydančią galią, kuri gali padėti mums įveikti tas tokias giluminės sielos žaizdas, atskirtumą, vienatvę, kuris gali atsirasti tuomet, kai mus palieka mylimieji, kai mes esame nuo jų atskirti. Ir be abejo, kad šiame romane jūs rasite daug įdomių dalykų apie tos išėjusiuosius, apie tą ryšį su tais žmonėmis, kurie kažkurio gyvenimo etapu buvo šalia jūsų, o dabar įprastai jų šiame mūsų gyvenime nėra. Ir koks yra tas ryšys, kaip viskas veikia, kaip vyksta komunikacija ir ar mes galime išties gauti jų pagalbą, ar galime gauti jų žinutes. Ir ten tame romane veikėja aiškiaregė irgi padeda narplioti vieną tokią sudėtingą problemą, tai yra Donatos ir jos mamos, kuri jau yra išėjusi į ryšį. Ir būtent tas ryšys yra žeidžiantis, ardantis, atimantis jėgas. Ir, aiškiaregiai tenka spręsti tikrai iššūkį, nes atrodęs paprastas pagalbos prašymas virsta į išties sudėtingą darbą pačiai aiškiaregiai. Ir kai jinai patiria, kaip jinai gauna tą informaciją, kaip jinai supranta, su kuo reikia dirbti ir kaip atlikti tą išlaisvinimą. Ir be abejo, skaitytojai susitiks su ta romano veikėja aiškiaregė, kuri jau jums pažįstama iš knygos Aiškiaregė. Jeigu dar kas neskaitė čia romaną, labai kviečiu paskaityti. Ir tai knyga apie meilę, ne apie mirtį, apie gyvenimą, apie galimybės išgyti nuo to giluminio sielos skausmo, kuris atsirado išėjus mūsų mylimiem, artimiem žmonėm. Kad nesijaustumėm atskirti, kad nesijaustumėm vieniši, kad rastumėm atsvarą judėti pirmin ir gyvenimą vėl užpildytų tos gražios spalvos, gražus mūsų trokštami dalykai. Tai labai kviečiu skaityti romaną Mirties laikas arba 8 minutės ir žinoma, lauksiu jūsų atsiliepimų.